kai kalba pasisuka apie ekoturizmą, tai man pirmiausia iškyla visai kitos sąsajos, negu kad ekologiškos dešros, sūriai, pienai ir kiti atributai ekologiški. Man atrodo, kad tikrasis ekoturizmas tai yra tiesiog buvimas laimiai, dermėj, su savim pačiu, su pančia aplinka. Tiesiog džiaugsmas nuo to, kad tu gyveni, kad tu turi šeimą, kad tu esi laimingas, kad tu turi galimybę pabūti gamtoje, kad tau gera, kad tu jauti vienybės jausmą su ją. O tas kažkoks absurdiškas savo įspūdžių kolekcionavimas, kad tau būtinai reikia nuvykti į Turkiją, paskui į Kretą, o paskui dar aplankyti Egipto piramidės, o paskui dar būtinai reikia inkų civilizacijos vietas aplankyti ir dar ten, ir dar ten, ir dar ten. Tai va, tai kaip tam filme, kur Amelija iš Montmartre, tas nykštukas keliauja. Ir jam būtinai reikia ir iš tos vietos nusifotkinti, ir prie Pizos bokšto, ir prie Eifelio bokšto, ir ten, ir ten, ir ten. Tai va čia yra, man atrodo, tas klaidingas požiūris, tai yra kažkokių įspūdžių kolekcionavimas, lygiai taip pat kaip kolekcionavimas brangių automobilių ar kitų ten kažkokių suaugusių žaisliukų, ar... Man, pavyzdžiui, visiškai to nereikia. Aš puikiai galiu keliauti savo svajonėse, aš nuostabiai jaučiuosi savo kaime ir aš galiu ten būti ne 3 dienas, o 3 mėnesius ir man yra taip pat gerai ir man nereikia nei Turkijos, nei Kretos, nei Maldyvų. Man yra žiauriai gerai savo kaime ir ten aš tikrai pailsiu. Ir ten dainuoja mano širdis. Man yra beprotiškai ten gera. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, Austrija žinoma kaip Alpių ir gražios gamtos šalis. Kalnai, žydinčios pievos, nuostabūs slėniai, žvilgančių sniegų padengti miškai yra neatsiejami nuo šalies įvaizdžio ir tiesiog vilioja turistiniais atradimais. Ramzau gyvenvietė yra Štirijos federalinėje žemėje, kuri dėl savo miškų, pievų, slėnių ir vynogynų vadinama Austrijos žaliąja širdimi. Ramzau yra išsidėsčiusi palei aukštutinio Dachsteino kalnų masyvą. Ši gyvenvietė yra viena iš didžiausių turizmų besiverčiančių Štirijoje. Ramzau gyvena 3000 žmonių, o vienu metu čia apsistoti gali daugiau nei 6000 poilsiautojų. Slidinėjimas, rogučių trasos, vaikščiojimas kalnais, poilsis su vaikais ūkininkų nameliuose ir kelionės pėstute atrandant naujas gamtos pažinimo trasas į Ramzau apylinkes pritraukia daug Austrijos gyventojų, šį regioną pamėgusių vokiečių bei kitų šalių turistų. Austrijos Alpių apsuptas Ramzau regionas populiariausia ekoturizmo vieta Austrijoje. Ekologiniai ūkiai čia ne vien tiekia ekoprodukciją, pieną, mėsą, daržoves, bet kartu laukia turistų, kurie čia turi puikią progą apsistoti autentiškose Austrijos eko-ūkininkų sodybose ir mėgaudamiesi švarių Alpių oru, įspūdingais vaizdais, šviežių vietinių ekologiškų maistų, kartu iš arti matyti tikrą ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų kasdienybę. Gyventi kartu su jais, pusryčiauti ar net atsikėlus anksti ryte, kartu eiti melžti ekologiškai auginamų Austrijos Alpių karvių. Idėja apjungti eko-ūkininkavimą ir turizmą vienam pirmųjų kilo šio regiono ūkininkui Georgui Bergeriui, kai jis prieš 2 dešimtmečius paveldėjo šį ūkį iš savo tėvo. Šis namas jau čia stovi nuo 14 amžiaus ir jau tada buvo vadinamas Friedenhofu. Bergerių šeima čia gyvena nuo 19 amžiaus. Šiandien Bergerių šeimai priklauso 20 hektarų pievų ir 40 hektarų miško. Ūkininkai verčiasi ekologinę pienininkystę, turi daugiau nei 20 karvių ir dar tiek pat veršelių. Tačiau pagrindinė ūkininkų Georgo ir Klaudijos veikla – ekoturizmas. Jau daugiau kaip prieš 10 metų šie ūkininkai gavo visus Austrijoje reikalingus sertifikatus ir tapo oficialia ekoturizmo sodyba. Pasistatę naują tvartą, jie ėmėsi ne tik aktyvaus ūkininkavimo, bet ir turizmo veiklos. Šiandien šie ūkininkai priklauso Austrijos Ramzau regiono bioturizmo susivienijimui, jungiančiam ūkininkus, miškininkus, gastronomus, kurie gamina ekologinę produkciją, o kartu užsiima ir ekoturizmu. Wir haben mit dem Biotourismus
Mes sulaukėme labai daug turistų. Tai didžiausia ekoturizmo erdvė Austrijoje. Prieš 10 metų ekoturizmas nebuvo toks populiarus. Ir kai mes pradėjome savo veiklą, atrodėme juokingai, tarsi savo srities pionieriai. Tačiau bėgant laikui, ekoturizmas tapo įprastu reiškiniu. Išpopuliarėjo eko prekių rinka, žmonės pradėjo rinktis ekologiškus produktus, o kartu su šia banga išpopuliarėjo ir ekoturizmas. Ramsau ekoturizmo asociacija yra stipriausia Austrijoje. Galiu prisipažinti, jog ekoturizmo idėja mums buvo aktuali ir dar todėl, jog mes norėjome savo 3 vaikams užtikrinti puikią ateitį ir išsilavinimą. Pradėjome mes savo veiklą nuo bio pusryčių, o dabar mes jau esame Austrijos valdžios pripažinti 100% ekoturizmo ūkiu. Mes viską darome patys ir atitinkame visus ekologinio ūkininkavimo ir eko maisto gamybos standartus. Mes pradėjome gaminti viską iš pieno – sūrį, sviestą, jogurtą. Daug metų šioje sodyboje to niekas nedarė ir mes vėl pradėjome tai, kuo užsiminėjo tik mūsų protėviai. Kiekvieną rytą šeima keliasi apie 5 valandą. 5:30 Georgas jau melžia karves, o jo žmona Klaudija tuo metu ruošia pusryčius savo vyrui ir tuo metu jų namuose poilsiaujantiems turistams. Ant pusryčių stalo Klaudija deda savos gamybos sviestą, įvairių rūšių sūrius, jogurtą, šviežią duoną ir savos gamybos uogienes. Vietoje kavos čia galime mėgautis šeimininkų surinkta Alpių žolelių arbata. Visgi bergeriai prisipažįsta, jog ekoturizmo esmė nėra vien šviežias ekologiškas to regiono maistas ir ne vien švarus ir tyras Alpių kalnų oras. Šeimininkai džiaugiasi, jog jų svečiai ištrūkę iš didmiesčio šurmulio čia gali pasijusti tikrais kaimo gyventojais, stebėti ūkininkavimą ar net nuėjusi daržą pasiskinti salotų. Patys užauginę 3 vaikus ūkininkai pastebi, jog ypač šeimoms su vaikais atvykti į eko ūkį yra labai smagi ir naudinga patirtis. Bergeriai teigia, jog jie pastebi, jog ekoturistams, kurie pas juos apsistoja, labiausiai patinka jausti autentišką šios vietovės dvasią, tyrinėjant aplinką, įsilieti į ją ir jaustis laisvai. Šeimininkai prisipažįsta, jog jokių specialių pramogų turistams nekuria, o tai jie labiausiai ir vertina. Savo svečiams leidžiame pajusti savo gyvenimo būdą, įsilieti į ritmą, nieko nevaidiname ar neperspaudžiame. Mes tikrai nenorime kažko daryti ar rodyti daugiau, nei mūsų aplinka leidžia. Mes esame tikri ir nenorime imti daugiau, nei mūsų aplinka mums duoda. Man atrodo, tai ir yra svarbiausia, teigia Georgas, o jo žmona Klaudija jam pritarė su šypsena. Visai kitoks, progresyvus, modernus ir net šokiruojantis ekoturizmo pavyzdys Austrijoje – viešbučiai Das Park Hotel. Viešbučiai – tai skambus jų pavadinimas. Iš tiesų tai tiesiog vamzdžiai pastatyti pievoje. Šis viešbutis išsiskiria savo kambariais iš milžiniškų betoninių nuotekų vamzdžių. Šis meninis sprendimas yra siekis atskleisti ir pigaus būsto idėją. Tokių beveik 10 tonų sveriančių vamzdžių galime rasti bet kurioje betono gamykloje. Kambariuose rasite tik dvigulę lovą ir stalinį šviestuvą. Norint apsistoti šiame viešbutyje, tai reikia užsiregistruoti internetu, gauti skaičių kodą, kurį surinkus atsiveria vamzdžio duris. Pernakvojus vamzdyje, kiekvienas gyventojas specialiame vokelyje palieka tokią pinigų sumą, kurią mano esant verta už netradicinę viešnagę. Visai kitame žemės pusrutulyje, Balys saloje, taip pat galime rasti ekoturizmo pavyzdžių. Viešbutyje Svaiste Eko Cottage nėra naudojami jokie cheminiai produktai kasdieniam kambario valymui ir skalbimui. Valymui pasitelkiamos natūralios bei sertifikuotos ekologiškos priemonės, o skalbimui – muilo riešutai. Tai natūralus putojantis augalas naudojamas vietoj muilo. Tai išdžiovinti Indonezijoje vis dar augančio, bet nykstančio muilamedžių vaisių kevalai. Juose nėra jokių sintetinių medžiagų, kvapų, pigmentų, antiseptikų ar kitų chemikalų. Skalbiamieji riešutai tai grynas natūralus produktas. 100% suskaidomos mikroorganizmų, nepalieka jokių kūnų ir aplinkai žalingų liekanų.
netgi naudojant ilgą laiką. Išorinis muilo riešuto kevalas sudarytas iš vidutiniškai lipnios medžiagos, vadinamos saponinu. Saponinas yra 100% natūrali alternatyva cheminėms skalbimo priemonėms ir valikliams. Saponinui būdinga efektyvi valymo plovimo galia, antialerginės, antimikrobinės ir antigrybelinės savybės. Asmeniniai higienai šis muilo riešutas taip pat naudojamas, pavyzdžiui, kaip muilas rankoms, sumaišomas su natūraliais aliejais arba esencijomis. Viešbutis pakartotinai panaudoja praktiškai visas susidarančias atliekas, o tų, kurių negali panaudoti, pavyzdžiui, plastiką, perduoda specializuotai atliekų perdirbimo kompanijai. Viešbutis savo svečiams nemokamai dalina iš perdirbtų žaliavų pagamintus pakartotinai naudojamus krepšius maišelius, kad turistai galėtų savo viešnagės metu nenaudoti plastikinių maišelių. Visa viešbutyje naudojama tekstilė bei tualeto reikmenys taip pat yra 100% natūralūs ir pagaminti vietinių gyventojų. Viešbučio priimamajame bei restorane yra gėlo vandens fontanai, iš kurių lankytojai gali nemokamai gerti vandenį bei prisipildyti savo gertuves. Taip skatinama nepirkti išpilstyto vandens plastikiniuose buteliuose. Viešbutyje puoselėjamas nuostabus ekologiškų gėrybių daržas, kuris praktiškai pilnai aprūpina viešbučio virtuvę, kurioje gaminami patiekalai svečiams. Viešbučio restorane taip pat nerasite nei cheminių valymo priemonių, nei plastikinių indų. Viešbutyje veikiantis spa naudoja išskirtinai tik sertifikuotas bei natūrales vietinės žaliavas, priemonės bei kosmetiką. Čia organizuojami tradicinių Bali menų pasirodymai bei pamokos, balietiški šokiai, tradicinių lėlių gamyba, balietiška tapyba, medžio raižymas ir maisto gaminimas. Žolynai ir vėjas, čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs, esi žiūrėk, čia suteka upės, laumių pilvuos, žuvelės upės, šokit ugnys, miško dvasios saugo, balto vėjo vaikė, debesys ant kalno, be dangus ir žemė. Saugo, šokit pušys, legenda pasaulio. Šiandien apie ekoturizmą, apie ekologiją ir turizmą kalbame su Matu Mizgiriu, kuris šiemet balandžio mėnesį tapo pasaulio vėjaračių čempionu. Ar aš teisingai pasakiau, Matai? Tai pasaulio blokart vėjaračių čempionu. Blokart yra atskira klasė, jinai yra mažiausia vėjaračių klasė, kuri yra 1,65 m ilgio ir 1,40 m pločio. Tai va, šioje klasėje tapau pasaulio čempionu. O kas apskritai tie vėjaračiai? Gal papasakotumėte plačiau, iš kur tokia mintis kilo užsiminėti tuo ir kas tai per sportas? Vėjaračiai iš tikrųjų labai seniai yra atsiradę. Jie kilo tose šalyse, kur yra atoslūgio zonos. Tiesiog, kai jūra atslūgsta, lieka tvirtas gruntas. Ten pūsdavo vėjai, kaip Australija, čia reiškia šiaurės jūros pakrantė. Ir prisipildžiusios būrės vėjo, kaip sakant, padėdavo gabenti vežimus su kroviniais ir taip toliau. Kitaip sakant, nereikėdavo arklių, užtekdavo įkinkyti vėją ir su to vėju keliaudavo kroviniai, žmonės, esant, aišku, tam tinkamom sąlygom. Kuo tai siejasi su ekologija ir ekoturizmu, kaip dabar populiaru sakyti? Tiesiogiai siejasi, kadangi vėjaratis yra, galim sakyti, transporto priemonė, kuri juda be jokio pašalinio
sakykime, variklio arba išmetamųjų medžiagų. Tiesiog tai yra vėjas, kurį mes panaudojam, tai yra gamtos jėga, kurią panaudojame tam judėjimui sukurti. Tai būtent to jis ir yra ekologiškas, tuo jis ir yra patrauklus, įdomus, kadangi nėra nei burzgimų, nėra jokių, sakykime, tų tokių trikdžių, tai yra gamtos dalis. Tu esi gamtos dalis, keliaudamas tokiu būdu, judėdamas tokiu būdu. Gerai, atleiskit būrę biškelį, tada greičiau. Iš tikrųjų, viena nuostabiausių vietų, kur galima buriuoti vėjaračių, tai tas Ivanpah išdžiūvęs ežeras Nevados valstijoje, kažkur 40 mylių vakariau Las Vegaso. Šiame ežere buvo pasiektas ir pasaulio rekordas, kuris yra 203 km/h. Ežeras iš tikrųjų įspūdingas, kadangi iš abiejų pusių yra kalnai, kyla į viršų ir kadangi dykuma sukuria daug šilumos, ten pučia, sakykime, pastoviai pučia vėjas ir jisai yra stiprus. Tai tiesiog buriuotojai vadina kaip ir buriavimo meka arba kiti sako buriavimo katedra, kaip kas įvardina. O pačios varžybos iš tikrųjų sutraukė 150 buriuotojų iš 11 šalių. Iš Lietuvos aš buvau vienintelis. Labai, sakykime, pasisekė su sąlygom, buvo geras vėjas. Paskutinę dieną palijo lietus, kas yra iš tikrųjų 1,5 metų buvo nematę lietaus. Neįsivaizduoju, kas būtų veikia, jeigu būtų paliję prieš varžybas, nes ten, sako, viskas pavirsta į purvą ir net su mašina negali išvažiuoti, pajudėti. Pasiekė didelius greičius, tai būdavo 50, 60, 70 km/h greitis, sėdint pusiau gulom vėjaratyje, ten 5 cm nuo žemės, tai tas greitis iš tikrųjų yra įspūdingas ir kartkartėmis jauti, kad vos neskrendi tuo paviršiumi. Buvo vairininkų tiesiog, kurios atskrėjęs tas dulkių velnes apsukdavo ir jie pradėdavo važiuoti atbuli, jeigu nesureaguodavo laiku, nes iš tikrųjų įspūdingas reginys. Galbūt matysis tam filmuke, sukasi kokių 20-10 metrų skersmens toksai dulkių stulpas, kaip mini tornadas. Tai ne tornadas, bet vis dėlto ten vėjo greitis padidėja 2-3 kartus ir iš tikrųjų toksai įspūdingas reginys, kai matai, kad atkeliauja toksai stichija į tave, tai turi pabėgti. Prieš keletą metų įkūrei įmonę, turbūt galima sakyti ir Klakojus, ar tai yra prieš 6 metų. Ir kuo jūs užsiemate be vėjaračių? Kas tai yra? Kokia tai yra koncepcija? Kaip gimė tokia mintis ir apie ką tai yra? Ir Klakojų įkūrėme su tikslu propaguoti ekoturizmą, tokias žygius, pramogas, kurios, kaip sakyti, nekenkia gamtai, kurios
žmogų priveda prie gamtos, leidžia jam patirti įvairių įspūdžių, išgyvenimų, geriau pažinti gamtą. Tai tokia yra mūsų koncepcija, visa tai, kas neteršia, neišmeta į gamtą kažkokiu atliekų ir suteikia žmogui patyrimus, išgyvenimus ir priartina jį prie gamtos ir visai per keliones, per žygius, per tam tikras pramogas labiau pažįsta gamtą. Taip, mes kviečiame atsikelti anksti, 5 valandą, kai bunda gamta, žygiuoti pamariu, klausytis paukščių, galbūt sutikti žvėrių, galbūt briedį, galbūt pamatyti jūrinį erelį, kuris yra 2 metrų, turi 2 metrų sparnų mostą, didžiausias, vienas iš didžiausių paukščių Lietuvos. Tiesiog dalyvauti gamtoje, pajusti jos alsavimą, jos ritmą. Kaip iš tiesų, tas žmogus atvykęs į Nidą, pajutęs tą natūralią gamtą, kaip jam nebūna šokaris, jam nebūna iš viso nežinojimo, ką čia dabar daryti ir kur čia pasidėti. Na, jį ištinka paprastai lengvas svaigulys, visų pirma dėl deguonies kiekio, kuris yra Kuršių nerijoje. O šiaip žmonės labai mėgsta tą gamtą, tokius nematytus vaizdus. Pavyzdžiui, būna daugelis žmonių, kurie, pavyzdžiui, praplaukia kanojomis pro negyvasias kopas, kur yra 10 km kopų, kurias pamatai iš arti. Sako, 20 metų atostogaujam Nidoje, nežinojom, kad tokių dalykų būna. Tai iš tikrųjų žmonėms labai tai patinka atrasti kažką naujo, kažką nematyto, įsilieti į gamtą ir tai, pasakyčiau, daro gan lengvai, nes, matyt, pasąmoniai gal žino, kad arba, kaip sakyti, supranta, kad yra iš gamtos ir kad gamta jos harmonizuoja, suteikia teigiamų emocijų ir jie jaučiasi gerai. Ta ypatinga gamta, ypatingos vietos visiškai nukelia į kitą liktai tikrovę, kur atsiskleidžia tie tikrieji veidai, tikrieji žmonės ir jų, sakykime, harmonija tarp jų. Tai tas yra toksai dalykas, kad šitoj gamtoj žmogus jisai keičiasi, gal grįžta labiau link savęs. Mes kalbame šiandien apie ekoturizmą, bet ekoturizmas nėra vien tik tai ekologiškai sertifikuotas laiko leidimas arba ten kažkokios vietos, kurios yra patvirtintos antspaudais ir taip toliau. Man, pavyzdžiui, žymiai įdomesnė ta dalis žmogaus ir gamtos tarpusavio ryšio atradimas, kuris yra pamestas kažkur. Kai žmonės nori kažkokios veiklos, ypač tai iškyla su kolektyvais įmonėm, kai nori kažkokių išvažiuojamų renginių, tai visą laiką sako, kaip čia bus, jeigu bus lietus tenais, arba jeigu ten vėjas, taigi čia šalta, čia tokių yra daug baimių mes turime. Tai iš tikrųjų kažkaip ir įtikinėjame ir sakome, kad tai visa tai yra gamta, tai yra visa tai mūsų dalis. Tiesiog reikia geros aprangos, gerų batų. Ir tu džiaugis tuo lietu, mėgaukis, taigi tai yra ne pasaulio pabaiga, ne naftalyje iš dangaus. Tiesiog žmonės labai pripratę prie komforto ir... Taip, bet išeiti iš tos komforto zonos ir pabūti toj gamtoj, iš tikrųjų žmonėms suteikia daug emocijų, daug išgyvenimų ir paskui jie patys supranta, kaip buvo fainai, ir kas kad lijon, ir kas kad sušlapom. Dabar antras bėgis, trečias, ketvirtas ir penktas iki pat galo. Nida yra vis dėlto kurortas ir ten atvažiuoja ponios, kurios nori gražiai įdegti, nori apsirengti savo gražias vakarinės sukneles prie įdegio priderintas. Kaip jos, pavyzdžiui, sėda į tą plaustą ir kaip jos ten irkluoja ir ar joms tai nėra per daug didelis iššūkis ir kaip tu tas visas gražuolės nutempi ant tų plaustų? Yra dalis tų gražuolių, kurios savo neleidžia patirti tokio nuotykio. Galbūt leis ateityje, tikėkimės. O dalis tų gražuolių iš tikrųjų persirengia, nusiauna tos batelius, kaip sakant, įsideda į sausmaišį
atsisėda. Išmanų į telefoną taip pat. Taip pat atsisėda, reiškia, į katamaraną ir plaukia. Galbūt kažkiek mažiau pairkloja, galbūt biški pasimuliuoja, bet tai nesmė, mes niekur neskubam. Mes esam, kaip sakyt, atviri gamtai ir vėjui, jisai mums padeda plaukti. Prieš vėją niekada neplaukiam, tiesiog prisitaikom visą laiką prie gamtos, prie sąlygų. Jeigu pučia vėjas iš rytų, priešinis, tai mes viską pradedam iš antro galo. Ta prasme, žygį pradedam laivų nuplaukdami į Mingės kaimą ir tada jau judame atgal grįžinėjame į Kuršių neriją. Tai tiesiog tie, taip vadinkim, jautresni žmonės, jie prisitaiko ir jie įvertina tą tokį, sakykime, pokytį. Nu, aišku, būna biškelį gal, kad ten jautriau į kažkokias temas reaguoja, sakykime, bet nėra buvę, kad ten, kaip čia pasakyti, supyktų, apsisuktų ir iššoktų iš laivo arba kad sakytų, oi, daugiau niekada. Nes kiekvienas prisitaiko pagal savo galimybės. Mes taip orientuojamės į tokį, kaip sakyti, silpniausią komandos narį ir iš kelionių nedarom kažkokio sporto ar maratono ar kažkokių tenai rezultatų siekimo, tiesiog viskas vyksta taip natūraliai ir prisitaikant prie kiekvieno. Žinau, kad jūs organizuojate tokius žygius su vėjaračiais iš Nidos į Smiltynę, kai pučia tinkamas vėjas, nes ne visada galima tą daryti, taip? Dažniausiai mes iš tikrųjų iš Juodkrantės į Smiltynę arba atvirkščiai, tokia 20 km distancija įveikiame vėjaračiais, ten yra geriausias paplūdimys, jisai kiečiausias smėlis. Neišmindžiotas poilsiautojų? Taip, iš tikrųjų, kadangi yra laukinis ruožas, ten nėra paplūdimio zonų ir galima, kaip sakyti, laisvai jaustis. Na, bet pučiant stipriam vėjui ir taip, poilsiautojai visi sulenda į kopas ir arba į kavinės. Arba į kavinės. Arba kai lyja lietus, pavyzdžiui, irgi esi vienas su savo būre, vairu ir būrės virve. Labai yra toks, sakyčiau, smagus jausmas būriuoti mūsų paplūdimiu, kadangi tai yra tikrai laukinė gamta, nėra nei viešbučių pajūry pristatytų. Kai lenktyniauju Europoje, tai ta visa pakrantė dažniausiai būna urbanizuota. Tai iš tikrųjų žmonėms patinka ta laukinė gamta, kai tu keliauji, pasivėjai žuvėdras, ten vieną kartą net bebrą matėm jūroje plaukiantį. Bebrą, ką jis ten veikia? Nežinau, gal džiaugiasi sūriu vandeniu, bet teko matyti, net sustojom, nufotografavom, nes aš ir pirmąsyk mačiau, bet pasirodo būna. O va, štai kaip tik matau, atkeliauja Nidos takeliais jūsų tėvelis, fotomenininkas, Gintaro muziejaus, Gintaro galerijos įkūrėjas Kazimieras Mizgiris. Mes tikiuosi turėsime puikią progą pašnekėti apie ekoturizmą, apie Nidą su juo pačiu. Sveiki, laba diena, prisėskite. Matui provokacinį klausimą. Pasakyk man, kaip atskirti tikras rūgštynės nuo netikrų. Kur yra rūgštynės, kur ne? Nu, va, tokios smailesnės ir plonesnės, tai rūgštynėm pavadinčiau. Va, šitos yra rūgštynės? Jo, paragauk. Paragauk. Patrinti. Minutę aš tai pasakysiu kaip. Pagal uodegėlės. Nu kaip, rūgštu? Nerūgštu. Ne visai. Va, labai teisinga. Yra rūgštynių, yra smaili tokie galiukai. Va, pažiūrėk. Tai vienintelis mane mama Juzefa mane išmokino. Turi būti smaili. O čia žiūrėk, nėra tų ūsiukų tokių. Nėra. Nėra? Bet biškį vitaminų C vis tiek radau. Aš irgi mielai. Ir jūs pasivaišykite. Ačiū. Šviežios rūgštynės. Dilgėlių irgi. Pavasarį reikia. O dilgėlės tai yra? Pavasarį reikia, jo. Gyvybė. Čia tiek geležies yra. Bet ką, jūs taip jas ir valgote? Apiplaikyti reikia? Ne, va taip, aš tai taip valgau. O kam gadinti gerą dalyką?
jūs Nidoje gyvenate nuo 74. Taip. Tai praktiškai matėte visą tą Nidos kaip kurorto raidą. Ir kaip iš tiesų yra, kaip Nida sugeba balansuoti tarp to kurorto statuso ir apie tai, ką šnekėjo Matas, ta natūrali gamta ir tas tiesiog buvimas, pajautimas gamtos. Tai kaip jūs matote tą balansą ir kaip kito tas balansas? Pastoviai mes esame sekami iš Vilniaus, Kauno architektų ir visokių ten aplinkosaugininkų. Tai mums tos institucijos, kurios reglamentuoja gyvenimą Kuršių nerijoje, nelabai leidžia jau ten statyti kokių tai dalykų, kurie būtų labai ten populiarūs ir mes jų norėtume. Aišku, gyvendami žmonės visokių dalykų nori, kas yra normaliam pasaulyje. O čia tu turi susitaikyti ir gerbti tą gamtą, kurioje tu esi, turi saugoti smėlį, turi saugoti žolytes ir medžius. Yra šventvagiška, pavyzdžiui, Kuršių nerijoje nukirsti ar nupjauti medį, nes kiekvienas yra suskaičiuotas, nes jis yra žmogaus pasodintas. Natūraliai išaugusių medžių 200 metų pušų yra labai mažai. Prie to mano namelio yra gojelis ir juodkrantėje gojelis. Ir viskas, o visa kita yra žmogaus sutverta. Ir kada važiuoja lankytojai Kuršių neriją, jam yra išduodami specialūs dokumentai, kurios yra reglamentuota, kad jis negali nuorūkos numesti į mišką ar šalia kelio, kad jisai negali palapinę statyti, laužą užsikurti, visaip kitaip ten eiti, teršti ir stiklus kokius daužyti. Tai tiesiog jie jau yra lankytojai perspėjami. Gamtą mes pavyko išsaugoti ir pavyko turbūt griežtai suvaržymais ir reikalavimais. Vienintelį, ko aš negaliu toleruoti kaip fotografas, kaip kopų mylėtojas, kad Kuršių nerijos nacionalinis parkas užtvėrė dalį kopų ir nesugeba į tas kopas nuvesti žmonių ir parodyti tą visą grožį, koks ten yra. Jie tiesiog paėmė, užtvėrė 2 metrų aukšto tinklinę tvorą ir sustabdė žmogų ir neleidžia jam. Kur aš tai nežinau? Apie Nidos kopas kalbu. Nežinau, reiks gal eiti pas merą ar pas dabartinę parko valdžią, pasiūlyti jiems, nutieskime tą kelią, nedaug kainuos. Pastatykime žmogų, pasamdykime, nuveskime tuo takeliu grupę žmonių, 30, 20, 10, už kažkokį mokestį, padarykime jam ekskursiją į kopą. Turėsime naudos, takelis atsipirks 1000 kartų ir žmonės išsives, aš nežinau, kiek įspūdžių tada išsiveš. Ar iš tiesų žmogui reikia to tokio, sakau, pramoginio industrinio kurorto? Aš tai galvoju, kad reikia ir to, bet galbūt tam tikrose vietose gali būti tas vartojimas, ta pramoginė industrija, kaip tu sakai, o kitose vietose gali būti ta gamta ir nebūti tos pramoginės industrijos, kad žmogus pasirinktų. Panašu, kad mes norim ir suprantam, kad Nida Kuršių nerija išliktų gamtos kūrinys ir kad turizmas ir ta turizmo industrija, masinis turizmas, jos nesugadintų. Nes vėlgi yra, kaip sakant, paskaičiuota, kiek maksimaliai gali būti Kuršių nerijoje turistų, nežalojant gamtos. Jeigu paleisim 20 milijonų per porą mėnesių, tai daryk, ką tu nori, vis tiek ištryps miškus, nutryps kopas, čia yra toksai dalykas. Kiekviena vieta gali priimti tam tikrą žmonių skaičių. Matyti.
aplinkosaugoje turizmas yra kaip toksai, kaip visuma, jis yra priskiriamas prie vieno taršiausių ir dažniausiai gamtą niokojančių objektų. Ir dėl ko tas ekoturizmo koncepcija yra atsiradus, to tokio darnaus turizmo. Jinai atsiradusi dėl to, kad sumažinti tą neigiamą poveikį. Mes esam labai skubanti tauta. O kodėl? Todėl, kad mes buvom uždaryti sovietmečių, daug ko nematėm. Ir per tos laisvės dešimtmečius norėjom pamatyti visą Europą labai greit. Todėl visos kelionės po įvairiausias pasaulio šalis buvo taip ruošiamos, o galima būtų per trumpą laiką pamatyti kuo daugiau. Mūsų tarsi toks šūkis būtų, kuo pigiau, kuo daugiau. Bet dabar jau šiek tiek pasikeitė ir mūsų pačių keliaujančių ideologija. Vis dažniau žmonės prašo lėtesnių kelionių. Jie nenori bėgti per 3 sostinės, 5 dienų bėgė, pamatyti labai daug, nes įspūdžiai jie tiesiog nebeužsilaiko, mūsų akis pavargsta, mūsų smegenys nebepriima tiek daug gražių vaizdų. Ir jau atsiranda poreikis ieškoti naujų maršrutų, kurie būtų lėtesni. Netrumpesni jokių būdų, bet lėtesni. Vis dažniau ateina žmonių ir jaunų, ir pagyvenusių, kurie norėtų pakeliauti po Lietuvą. Porą metų, sakykime, 10 metų tokių būdavo vos vienas kitas. Bet gal dėl to, kad keliaudavo mokyklos, mokinių klasės. O dabar keliauti šitaip nori ištisos šeimos, ne savo automobiliu, bet norėtų važiuoti autobusu su gidu, kad papasakotų jiems apie Lietuvą. Tai labai džiugina. Keliavimo lėtai koncepcija, jinai grindžiasi būtent tokiu dalyku, kad gamta, aplinkosauga, jinai sunkiai apibrėžiama kažkokiais žodžiais arba terminais. Nes jeigu mes pabandytume, kaip pavyzdys, jeigu mes pabandytume apibrėžti šiandieną tėvynės sąvoką kažkokiais žodžiais, paprastai jinai gautųsi labai biurokratiškas dalykas. Taip panašiai vyksta ir su aplinkosauga. Mes bandome įdėti į žodį, į raštą, į kalbą, ne literatūrinę kalbą, dar pabrėšiu. Tai jinai gaunasi toksai labai nuvalkiotas klišės. Ir tas pasibuvimas, jisai yra susijęs, kad žmogus turėtų galimybę būtent pajausti tą visumą. Nes gamtosauga, dėl ko ta gamta reikalinga, tu gali pajausti ne tik tai per kažkokias dogmas arba didaktinę medžiagą, bet yra labai svarbu, kad tai pajausti, pamatyti, užuosti, patirti, pasėdėti, įsivirti arbatos, pakalbėti su vietos žmogum, kuris yra tos konkrečios vietos ambasadorius, jeigu jis gyvena ten jau savo visą gyvenimą. Mes gyvenam labai gražioje šalyje. Kai leidėsi lėktuvu ir matai, kokia žalia ta mūsų šalis, jeigu palyginu su kažkokia Afrika, Egiptu, dykumom ir taip toliau, tai čia grožis visai kitoks. Nuo žalios spalvos ilsisi akis ir ežerų daugybė. Mes turim daug labai gražių vietų. Ir visai verta keliauti tenai, verta savaitgalius leisti gamtoje, nebūtina sėdėti prie televizorių. Ekoturizmas, kuo jis skiriasi nuo įprasto turizmo, tuo, kad esminė koncepcija yra palikti žemėje po savęs tik tai pėdsaką, ne pėdas. Kiekvienas žmogus keliaudamas jisai gali turėti 2 pasirinkimus. Vieną jisai gali eiti į gamtą ir į aplinką, įskaitant ir vietos žmogų, ir vietos bendruomenę, integraliai, siekdamas išgirsti ir suprasti, nekontrastuoti su ta vieta, eiti siekti kažkokiu būdu suprasti, ta prasme, integruotis. O kitas variantas yra, mano supratimu, visiškai prieštaraujantis bet kokiam keliavimo logikai koncepcijai, tai yra, kai atvažiuojama automobiliu, leidžiama garsiai muzika, kepami kepsniai gamtoje visais paros metu, vartojamas alkoholis ir tada, aišku, tada kontrastuoja ir tada yra tos gamtos, nei tu ją pažinsi, nei kažkokiu būdu įsigilinsi, nei suprasi.
tada matyti yra kitas tikslas – siekti save parodyti. Tai čia aš tiesiog parodžiau tos du kontrastus, norėdamas pasakyti, kad tas keliavimas kitaip arba ekologinis keliavimas yra būtent tas, kuriame tau net neužtenka ateiti į kažkokią įrengtą infrastruktūrinę, turizmui skirtą infrastruktūros vietą, tarkim kažkokį pažintinį taką, praeiti greitai ir grįžti. Vis dėlto yra koncepcija tokia, kad tu turi susigyventi, šiek tiek susigyventi su ta vieta, susigyventi turinti per laiką. Ekoturizmas tai yra kitoks būdas keliauti. Netgi galima sakyti, tai kitoks būdas gyventi. Pasaulyje dabar labai madingos naujos tendencijos. Visos jos susijusios ne vien tik tai su ekologija, su pasaulio tausojimu, bet jos dar ir siejasi su mūsų gyvenimo būdu, kas tiesiogiai veikia ir tą pasaulį. Dabar madingas naujas šūkis gyventi lėčiau. Lygiai taip pat galima pasakyti ir apie keliavimą. Keliaukime lėčiau. Važiuokime dviračiu vietoj to, kad važiuotume mašina. Eikime pėsti, bendraukime eidami. Bendraukime su savo vaikais, keliaukime su vaikais savaitgalį. Ir neskubėkime, nebėkime labai greitai nuo vieno paminklo prie kito, o sustokim, pasižiūrėkim, pasigrožėkim, pasišnekėkim, pajuskim tą akimirką. Tokie yra pagrindiniai lėto keliavimo principai. Jie jau atėjo ir į Lietuvą. Tai nėra masinis reiškinys, bet labai džiugu, kad tokių keliautojų jau daugėja. Mes neturime labai šiltų paplūdimių ir neturime tokių, kur važiuoja žmonės poilsiauti labai dideliais kiekiais, bet gal ir gerai, nes tai prieštarautų tam ekoturizmo koncepcijai. Tai iš esmės, kaip ir sakau, kad jeigu kalbant apie turistą, kuris važiuoja pažiūrėti gamtos, pajausti gamtą, ta prasme mes esame konkurencingi, aš galėčiau pasakyti, lyginant su kitom Europos šalimis. Aišku, ta prasme yra Suomija, kuri turi ir infrastruktūrą, ir geriau sutvarkytus kempingus ten taip pat. Kaip pasakyti, konkuruoja jie stipriau, turi didesnių argumentų mūsų tuos lankytojus nutemti, bet kaip kažkokiai tam tikrai kultūriniam aspektui, aš manau, kad mes esam pakankamai čia geri. Tik aišku, reikia tinkamai susitvarkyti paslaugas, kainas turėti adekvačias paslaugos kokybei, čia tikrai to reikia, ir pasiūlyti tam tikrus įvairesnius turizmo paketus tam keliautojui. Mes turim labai gražų pajūrį. Turbūt nėra gražesnė. Vienintelis minusas tai pas mus yra šalta. Ir jūra šalta, ir ta trumpa vasara. Todėl mes ir ieškom gražesnių paplūdimių ir šiltesnių vietų savo atostogoms. Jeigu čia būtų plus 33 mėnesius per metus, tai manau, kad niekas niekur nenorėtų važiuoti, nebent tam, kad pažintų. Ir vis dažniau keliautojai klausia, kur yra mėlynosios vėliavos paplūdimiai. Nes norėtų poilsiauti, ypatingai šeimos su vaikais, būtent švariuose paplūdimiuose. Jiems tai yra svarbu. Mes pradedam šiuo laiku komunikuoti taip struktūruotai turint minty, kad mes arba turime tekstą, arba turime vaizdą, arba turime kažkokį garsą, bet buvimas gamtoje jisai duoda visumą vienu metu. Ir jisai duoda ryšius, kas yra labai svarbu, ką mes šiandieną pasigendame, apskritai būdami, dėl ko mums reikia išeiti į gamtą, tai kad mes pasigendam toje pačioje aplinkosaugoj arba tam eko gyvenime, kad mes nelabai suprantam ryšių, kaip veikia gamta, kaip jinai sąveikauja su kultūra, su kultūros paveldu, su kultūriniu kraštovaizdžiu ir apskritai kraštovaizdžiu. Kodėl, pavyzdžiui, žmonės turi vienokius papročius, vienaip elgiasi ten, kur yra šlapia, kur yra juodalksnynai, kodėl jie elgiasi kitaip, kur yra kalvotas arba kur smėlėtas. Ir tu gali tai sakyti per tam tikrus mokslinius traktatus ir, aišku, gal tam tikrų žinių ir reikia, bet kai pats pajauti be tam tikro intelektualinio jausmiškai, aš manau, kad tas jausmas lieka ilgiau ir tada yra tikimybė, kad toksai žmogus, jisai pabuvęs toje gamtoje gali
didesnė tikimybė, kad jis tai bus sąjungininkas ir galvos, kad šito dalyko, kad supras tą svarbą tos gamtinės aplinkos, be kurios mes vienaip ar kitaip neišsiverčiam.